pilvo operacijos yra kelios, bent jau kurias dabar man šauna į galvą, tai viena yra perteklinė oda. Ir kiek šansų, pavyzdžiui, žmogui, kuris turėjo viršsvorį, tą odą sumažinti, ar aš nežinau, padaryti stangresnę be operacijos. Nes nemaža dalis daug metų sportuoja, laikosi mitybų ir vis bando tą padaryti, bet jiems nepavyksta ir vis galvoja, kad išvengs operacijos. Kiek procentų žmonių vis dėlto neišvengs ir reikės tą daryti? Viskas nuo to priklauso, kiek jūs turite laisvos odos. Kokios indikacijos tada? Jo, jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie numetė svorį, kurie numetė, nežinau, 20 kg, 30 kg, 50 kg, aš manau, kad tai yra neišvengiama. Mhm. Ok. Kodėl? Dėl to, kad dažniausiai mes tos odos pašalinam didžiausiai vietoj, sakykime, tiek. Kiek čia yra? 15 cm? Wow. 20. Okay. Tai ar yra kažkokia tai jėga, lazeris, bioptrono lempa, kaulažolė ar dar kažkas tai? Kuri gali sutraukti tiek, ne? Atsakymas nėra. Sutraukti prieš gravitaciją. O gerai, o tada koks yra tas maksimalus kiekis, tarkim, žmogus paėmė, suspaudė, ane? Tarkim, jisai jau numetė svorį, viską, bet dar yra apačioj. Ir jisai suspaudžia ir, tarkim, koks yra tas kiekis, kur, sakytum, dar įmanoma ir jau nebeįmanoma, kur reiktų jau pagalvoti apie operaciją. Ar yra tas kažkokia tai riba? Tai viskas yra paprasta. Jeigu mes atliekam operaciją, tai mes iš karto turim pjūvį, turim randą, jeigu mes šalinam odą. Tas randas yra nuo čia iki čia. Mhm. Tai jis yra 20 cm mažiausiai. Tai jūs turite pagalvoti, ar jūs galite susitaikyti su tuo, kad jūs turite nežymų odos perteklių, kurio dažniausiai nesimato, kai jūs tiesiai būnate įsitiesęs. Taip. Kai jūs pasilenkiat, kažkiek jo matosi. Jūs neturite jokių tas mini gelbėjimo ratas. Jo, ir jūs neturite jokių randų. Ar jūs visgi norite atsikratyti to ir norite kaip to išvadą turėti, ne išvadą, bet pasiekmę turėti tam tikrą randą. Jūs tiesiog paskaičiuojate, pagalvojate. Mhm. Yra viena gera žinia, kad yra pasaulyje yra tam tikri aparatai, tai yra vėlgi technologijos sudėtingos, kurios odą gali taip paveikti ir jos odą veikia ne iš išorės, bet jos veikia odą iš išorės ir iš vidaus. Kitaip tariant, populiariai kalbant, ta oda yra prideginama iš vidaus ir ta oda gali susitraukti. Ir susitraukti gali praktiškai iki 5 cm. Tai yra invazinė procedūra, tai nėra, kad pavedžiojam su davikliu ir viskas. Ne, tai dažniausiai yra daromas pjūvis nedidelis, įvedamas tam tikras, tam tas antgalis viduje ir jo pagalba. Tai vadinasi J-plazma, pavyzdžiui, vienas iš jų. Ir ta oda, ji gali susitraukti iki 5 cm. Ja. Tai tas atvejis, ką dabar tu tik šnekėjai, jis turbūt būtų idealus būtent tai procedūrai daryti. Okay. Mes Lietuvoje turim tokį dalyką? Ar čia jau reiktų skristi į užsienį? Aš manau, kad šiuo metu dar nesu girdėjęs, kad mes turėtume būtent tokį dalyką, kuris veikia būtent iš vidaus. Jo. Tai yra pakankamai brangios technologijos, bet manau, jos ateis po tam tikro laiko. Bet jeigu mes turime didesnį odos kiekį, tiesiog reikia pasverti, gal ar jūs gyvenate taip, ar jūs turite randą vėlgi. Aš manau, kad randas šiuo atveju, jeigu yra didelis odos kiekis, tai tikrai žmogui bus nebaisu, nes jisai norės atrodyti. Žinai, jeigu žmogus įdėjo darbo sumažinti kūno svorį 50 kg, tai... Tai aš nebejoju, kad eina kalba apie plastinę pilvo operaciją. Taip. Koks yra gydymo procesas po tokios operacijos? Kiek laiko žmogus negali sportuoti? Ką jis turėtų pagalvoti? Nes aš įsivaizduoju, nemaža dalis žmonių prisibijo operacijų ne tiek dėl pačios operacijos ir ne tiek dėl pinigų klausimo, bet to, ką reikės iškentėti po to. Skausmus, pasyvumą, visą tą gydymo procesą, net ne tas randas, o visas tas gydymo procesas. Mano filosofija yra paprasta, kad būtų kuo mažiau komplikacijų,
mažesnė komplikacijų rizika. Tai ką daryti, kad jinai būtų mažesnė? Aš iš principo renkuosi tokias technikas, kurios yra galbūt mažiau invazyvios ir duoda greitesnį reabilitaciją ir mažesnį komplikacijų skaičių. Tarkoj? Pavyzdžiui, pilvo plastika ilgą laiką buvo viena iš pavojingiausių plastinių operacijų. Pavojingiausių, turinti didžiausią mirčių skaičių. Wow. Dabar tai nukonkuravo sėdmenų didinimas riebalais. Rimtai? Jo. Tarsi pavojingiausia operacija yra sėdmenų didinimas? Absoliučiai. Riebalais. Būtinai grįšim prie šito. Jo, tai pilvo plastika yra viena iš būtent tų sudėtingiausių operacijų. Ir su kuo tai susiję? Tai susiję su pooperacinė trombembolijos rizika. Kai kažkur trombas būna galūnėje ir jisai pooperaciniam periode 3-5 parą kažkur nukeliauja ir žmogus gali mirti. Tai yra tam tikri dalykai, kaip galima tą riziką sumažinti. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.